Sveiki, gerbėmieji, laida Proto balsas ypatinga proga ir mes šiandien svečiuojamės pas Zitą Šličytę, gerbiamą mūsų ir signataro klubo narę ir atkuriamojo Seimo narę ir teisininkę. Visi, manau, kad pažįstat. Adelina Sabaliauskaitė taip pat čia prisijungia prie mūsų tokios svarbios laidos ir svarbios progos. Proga mažai kam žinoma, 91 metų vasario 9 diena. Mes švenčiame ir matote, ir tortas yra būtent tos progos vasario 9-osios plebiscito, istorinio plebiscito proga. Zita Šličytė, prašom Zita tiesiog iš liudininkų, dalyvių, to įvykio dalyvių akimis papasakoti žmonėm, ką kai kas dar prisimena, o kai kas jau net ir nežino. Šiandien ypatinga istorinė diena. Tai tiesioginės demokratijos triumfo diena. Nesenai paminėjome 1991 metų sausio 13-osios aukas ir skaudžius mūsų tautai labai įvykius. Ir norėčiau tą progą sugrįžti būtent į 1991 metų sausį pradžioje ir vasario mėnesis. Kas vyko po šitų kruvinų skerdinių. Sausio 13-osios aukų laidojimo dieną, sausio 16-ąją, Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba paskelbė visuotinę tautos apklausą, plebiscitą, kurį nurodė vyks mūsų valstybėje vasario 9 dieną. Ir visuotiniam apklausai aukščiausioji taryba balsavimo biuleteniui pateikė tokį klausimą. Ar jūs už tai, kad Lietuvos valstybė būtų nepriklausoma demokratinė respublika? Taip ir ne. Kokią reikšmę turėjo tokia visuotinė apklausa? Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kas ta visuotinė apklausa plebiscitas, kurią daugelis sutapatina su referendumu. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, Prancūzijoje yra tapatinamas plebiscitas lygus referendumui. Jungtinėse Amerikos valstijose tai plebiscitas yra, kada tauta nori balsuoti už kažką, o referendumas, kada valdžia nori išgirsti tautos nuomonę tam tikrų klausimų. Tai šiaip dabar mūsų naujaisiais laikais plebiscitai yra vykdomi, norint išspręsti klausimą valstybės sukūrimo, atsiskyrimo nuo tam tikros valstybės arba susijungimo su kita valstybė. Ir todėl plebiscitas, aš jau kaip teisininkė norėčiau vertinti, kad tai yra šiek tiek aukštesnio rango apklausa negu referendumas. Kadangi tai yra susijęs su esminiu valstybingumo klausimu. Ir 1991 metų vasario 9 dienos plebiscitas buvo visų pirmiausiai skelbiamas tokiu tikslu, kad Maskvoje 91 metų kovo 17 dieną buvo rengiamasi paskelbti visuotinį balsavimą, referendumą dėl Tarybų Sąjungos išlikimo. Tai čia buvo toks kaip prevencinis atsakymas Lietuvoje, ką Lietuvos gyventojai turintys balsavimo teisę galvoja tuo klausimu. Tai vienas toks momentas. Antras momentas buvo tai, kad 1920 metų gegužės 15 dieną steigiamasis Seimas balsavo, kad Lietuva yra demokratinė respublika. Tai yra valstybės forma buvo nustatyta ir tai buvo istorinės tokios sąsajos su steigiamuoju Seimu 1920 metų gegužės 15 diena. O trečias atvejas tai, kad tokia visuotinė apklausa, plebiscitas, turėjo paskatinti pasaulio valstybės pripažinti mūsų
kovo 11 dienos aktu paskelbtą nepriklausomos valstybės atkūrimą. Štai tokios 3 esminės priežastys tai nulėmė, kad ta apklausa buvo be galo reikšminga ir žinoma tuo metu iš Maskvos, iš Tarybų sąjungos pusės buvo irgi savotiška reakcija. Buvo paskelbta, kad Pabaltijo, Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje bus vykdomos karinės pratybos. Žmonės buvo nuteikti, reiškia, gąsdinami ir visokių priemonių imamasi kaip nors sužlugdyti. Iš lėktuvų gal, Artūrai, jūs atsimenate, buvo mėtomi atsišaukimai Vilniuje prieš šitą plebiscitą nukreipti. Ir nežiūrint viso to, plebiscitas įvyko. Ir Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba kreipėsi plebiscito išvakarėse, kad vasario 9 dieną pakvietė Lietuvos piliečius iškelti prie savo namų ir valstybinių įstaigų valstybinės vėliavas. Štai, o šiandieną, nežinau, ar dar prie kieno nors namų plevėsuoja valstybinė vėliava, o manęs Mosėdiškiai klaus, kokią progą prie tavo namų plevėsuoja valstybinė vėliava. Na, gerbiamo Artūro Arlausko atvykimo proga. Taip. Ir mano draugės Adelinos apsilankimo šventės proga pas mane. Pagerbiau savo draugus gerbiamus, vienu žodžiu iškėliau vėliavą. Bet yra tai keista, kad visur tyla. Aš jaunimo klausiu, kiek jums metų buvo, kai buvo 91 metų vasario 9 dieną, vieni sako, ten 8-9 metai, niekas nežino, kas vyko tą dieną. O įvyko pirmasis Lietuvos istorijoje plebiscitas, pirmoji visuotinė apklausa, kuri, reiškia, yra pagrindas Lietuvos Respublikos nepriklausomos valstybės 1 konstitucijos straipsnio. Ir nežiūrint, kad mūsų autostradoje, pavyzdžiui, marširavo kariniai daliniai, nežiūrint, kad visokių buvo grasinimų, kad taip įvyks, kitaip įvyks, kad čia puls atims balsus, dar kas nors įvyks, tauta vieningai pakilo vasario 9 dieną, atvyko į rinkiminės apygardas ir aš tikrai noriu prisiminti tuos skaičius, sukrečiančius skaičius, reiškia, kad vasario 9 dienos plebiscite, taip, vasario dienos plebiscite dalyvavo pirmiausiai tai į rinkėjų dalyvavo 84,73% visų aktyviai rinkimų teisę turinčių Lietuvos gyventojų. O realiai tai atvyko į rinkiminės apygardas ir gavo biuletenius plebiscite 2 652 738 balsuotojai. Ir taip balsavo 90,47%, ne 6,56% ir negaliojančių biuletenių buvo rasta 2,96%. Tai beveik 85% aktyviai rinkimų teisę turinčių Lietuvos gyventojų atėjo į rinkimų apygardas, nežiūrint grasinimų, Lietuvoje plevėsavo valstybinės vėliavos ir pasakė, kad tauta, Lietuvos gyventojai, Lietuvos piliečiai pritarė, kad Lietuva būtų nepriklausoma demokratinė respublika. Bet tai 2 600 su virš tūkstančių. 652 738 balsuotojai. Tai buvo nuo visų įrašytų į sąrašus 84,73%. Tai yra daugiau negu dabar apskritai gyventojų yra. Dabar tiek ir gyventojų nebėra. Taip, dabar tiek gyventojų nebėra. O čiagi iki vaikai iki 18 metų nebalsavo, ten neveiksmus asmenys dar tam tikras procentas. Tai, o tada, reiškia, beveik 85. Tai galima įsivaizduoti šitas balsavimas tiesioginė demokratija. Tiesioginė demokratija yra, kaip visi piliečiai sprendžia tam tikrą klausimą, taip. O atstovaujamoji, kada mūsų išrinkti tautos atstovai, dabar šiuo metu Lietuvos Respublikos Seimas sprendžia, priiminėja įstatymus. O reiškia čia, tai tokia tiesioginės demokratijos šventė vienintelė,
kol kas vienintelė ir pirmoji ir vienintelė Lietuvos istorijoje. Ir aš visiems daug kartų sakau, kad tai prilygsta karaliaus Mindaugo karūnavimo šventei. Tai yra tiesioginės demokratijos triumfas, pergalė. Ir nežiūrint, kad autostradoje važinėjo karinių dalinių. Ne tik ir Kaune važinėjo. Visur rusų karinės mašinos. Taip, dabar noriu reiškia, pasidalinti įspūdžiais konkrečiai. Labai daug atvyko stebėtojų, nes jau mūsų visi beveik metai praėjo nuo to, kai aukščiausioji taryba paskelbė, kad atkuria nepriklausomą Lietuvos Respubliką. Ir pasaulis išskyrus Tarybų Sąjungos Respubliką Moldovą balandžio mėnesį, vienintelė Moldova pripažįsta Lietuvos nepriklausomybę. Visas pasaulis tyli. Tai vasario 9 dieną į Lietuvą važiavo, aš dabar nenorėčiau suklaidinti, bet labai daug stebėtojų, kad radau duomenis gal ir teisingi, gal ir nepakankami, iš 13 valstybių 100 ir iš 13 valstybių užsienio, o iš Tarybų Sąjungos 4 respublikų buvo. Bet stebėtojų buvo labai daug. Aš buvau išrinkta aukščiausios tarybos deputate Klaipėdos Tauragės rinkiminėje apygardoje. Ir į Tauragės rinkiminę apygardą pravažiavo 2 dienas kokie 32 užsienio stebėtojai. Jie tik važiavo viską, kaip pasiruošta, kokios balsavimo apylinkės. Asmeniškai aš 2 dienas Tauragės apygardoje sėdėjau su Belgijos senatoriumi ir Vokietijos parlamento nare. Jie 2 dienas pastoviai gyveno Tauragėje ir stebėjo ir pasiruošimą, ir balsavimo dieną. Balsavimo dieną plevėsavo ne tik vėliavos, bet ir mūsų širdis kaip vėliavos plevėsavo. Ir iki mirties nepamiršiu tokio fakto, kad į tokią nuošalę Tauragės rinkiminę apygardą Lapių atvažiavau su tuo Belgijos ambasadoriumi. Ir vienas ten iš rinkiminės komisijos asmuo sako, atvyko deputatė Šličytė. Tai visiškai akla moteris puolė man ant kaklo ir sako, deputatė, kaip gerai, kad jūs atvažiavote. Aš nepasitikiu, kad mano vyras pažymės taip. Jūs pažymėkite mano balsavimo biuletenyje taip, kad aš ramiai galėčiau išeiti iš tos rinkiminės apygardos. Nu, žinoma, dabar gal čia keistai atrodytų, pagal dabar tai mūsų, bet tai buvo 91 metų. Aš aišku, sąžiningai visiems matant pažymėjau jos rinkiminėme biuletenyje taip. Bet jinai žodžiu išreiškė savo valią. Taip, visiems girdint. Taip. Bet svarbiausiai sako, aš nepasitikiu savo net sutuoktiniu. Gerai, kad jūs čia atvykote ir jūs man pažymėkite mano tame, visiškai akla moteris. Jūs savo ranką pažymėkite tame. Tai, žinoma, Belgijos senatorius buvo labai sujaudintas, ne tik tai aš, tokių vaizdų. O šitą vokietę ten ir jau mes pasidalinę, apygarda nemaža ir šiaip. Kaip sako, visi norėjo pamatyti ir bendrą vaizdą, ir tų karinių dalinių marširavimą ir visą kitą. Tai žmonės tikrai ėjo, balsavo su tokiu įkvėpimu, su tokia viltimi. Ir tai buvo savotiškas ir sausio 13 aukų pagerbimas. Ir jeigu mes šiandien sakome, paskelbkime sausio 13 nedarbo diena, valstybinė šventė, tai noriu pasakyti, kad pirmiausias pagerbimas sausio 13 aukų buvo vasario 9 dienos plebiscitas. Vasario 9 dienos balsavimu tauta pagerbė savo tas nekaltas žudynių aukas sausio 13 dieną. Ir tai yra ne tik tai tiesioginės demokratijos diena. Tai yra Lietuvos Respublikos konstitucijos 1 straipsnio diena. Ir aš kartais būdavo studentams užduodu klausimą,
kada buvo priimtas Lietuvos Respublikos konstitucijos 1 straipsnis. Norėdavau išgirsti, kad jie pasakytų, kad 1 straipsnis buvo priimtas 1991 m. vasario 9 dieną, o antrą kartą 1992 m. spalio 25 dieną, kai tauta referendume priėmė Lietuvos Respublikos konstituciją. Tai sunkiai sekėsi gauti tokią. Nežino studentai. Taip, dėl to, kad aš klausiu jaunimo, ar mokyklose jums kas nors aiškino, kas tai buvo po to sausio 13 įvykio. Visi sako, neaiškino niekas mokykloje. Tai kas mūsų mokyklos programuose? Gerai, bet toliau. Pagerbėme sausio 13 aukas. Jeigu mes dabar gerbsime ir bus valstybinė šventė, nepamirškime, kad jų sausio 13 aukų laidojimo diena buvo paskelbta, kad vasario 9 dieną įvyks visuotinis tautos balsavimas, plebiscitas, kuriame bus pateiktas klausimas, ar jūs pritarit, kad Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika. Reiškia ir kad nepriklausoma, ir valstybės santvarka respublika, ir režimas demokratinė. Ir dabar žiūrėkit, Zita, tada dar kokia yra reikšmė ir kokį atgarsį, man klausimas, sukėlė šitas ta visuotinė apklausa, plebiscitas pasaulyje. Kaip sakėt, buvo daug stebėtojų. Jie atvažiavo tiesiog pasižiūrėti, ar čia nefalsifikuojama, ar čia gal apgaudinėja kažkas kažką. Jie pamatė savo akim, kad žmonės masiškai eina ir sako, taip, mes norim nepriklausomos valstybės. Tai jie pamatė, jie įsitikino ir ten vaišinome Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos patalpose tos svečius, ten jų be galo daug, norvegų ir visokių. Aš bendravau su Belgijos, neatsimenu ir pavardės, daug metų praėjo. Ir nebuvo tada nei tų fotografavimuose, ten nei... Selfių nebuvo? Ne, nei selfių, nei kokių net. Tik tai dar knyga kažkur yra, reiškia, dovanojo jis man ten apie tą miestą Belgijos. Irgi pamiršau, kuriame jis gyvena, o šiaip senatorius. Tai kas įvyko toliau? Toliau įvyko nuostabus įvykis vasario 11 dieną, remdamasi šito vasario 9 dienos plebiscito balsavimais, Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba priėmė pirmą Lietuvos istorijoje konstitucinį įstatymą. Taip, 1991 m. vasario 11 dienos Lietuvos Respublikos konstitucinis įstatymas neilgas ir norėčiau perskaityti, kad visi išgirstų. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, atsižvelgdama į tai, kad daugiau kaip 3/4 Lietuvos gyventojų turinčių aktyviąją rinkimų teisę 1991 m. vasario 9 dieną per visuotinę apklausą plebiscitą slaptų balsavimų pasisakė už tai, kad Lietuvos valstybė būtų nepriklausoma demokratinė respublika, pažymėdama, kad šiuo suverenių galių ir valios pareiškimu Lietuvos tauta vėl patvirtino savo nekintamą nuostatą dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės, suprasdama plebiscito rezultatus kaip visuotinį pasiryžimą stiprinti ir ginti Lietuvos nepriklausomybę bei kurti demokratinę respubliką ir vykdydama Lietuvos tautos valią, priima ir iškilmingai skelbia šį įstatymą. 1 straipsnis. Teiginys Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika, yra Lietuvos Respublikos konstitucinė norma ir pamatinis valstybės principas. 2 straipsnis. Šio įstatymo 1 straipsnėje suformuluota konstitucinė norma ir pamatinis valstybės principas gali būti pakeisti tik Lietuvos tautos visuotinės apklausos plebiscito būdu, jeigu už tai pasisakytų ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos piliečių turinčių aktyviąją rinkimų teisę. Tai mūsų suverenitetas negali būti nei naikinamas, nei apribojamas kitaip ir jokiais referendumais. O plebiscitų ir plebiscitų, kuriame aktyvią rinkimų teisę turintys Lietuvos piliečiai pasisakytų ne 50+1, o
3/4. 3/4. Ne mažiau kaip 3/4. Ne mažiau kaip 3/4. Tai pirmas konstitucinis įstatymas ir tai yra po 2 dienų galime jau naują tortą dėti ant stalo ir užrašyti, reiškia, vasario 11 diena, pirmojo konstitucinio įstatymo diena. Nebuvo Lietuvoje tokių konstitucinių įstatymų, o vasario 11 diena priimtas ir šitas dėl Lietuvos valstybės konstitucinis įstatymas iš karto nuskambėjo Islandijoje. Ta pačia vasario 11 dieną Islandija pripažino mūsų nepriklausomybę. Kai sužinojo, visi ten vieningai, tas altingas Islandijos balsavo. 28 vasario Danija pripažino mūsų nepriklausomybę ir pasipylė masiškai visi. Tai štai tarptautinis pripažinimas, ko ir buvo siekiama paskelbus vasario 9 dienos visuotinę apklausą, reiškia, pasiekė tą tikslą. Visos tarptautinis pripažinimas pasipylė taip, kaip iš gausybės rago ir visos pasaulio valstybės pripažino, ir Rusija, ir visos, ir Tarybų sąjungos, ir... Neturėjo kur dėtis. Nu taip, dėl to, kad tai tauta pasakė šitokių procentų, tokio aktyvumu, tokiems... Ir dar važinėjant tankams, noriu pasakyti, kad šitas Belgijos senatorius, jis turėjo ir užduotį. Reiškia, kad jis būtent parveš balsavimo rezultatus į Vilnių. Ir dėl to, kad mes išvažiavome iš Tauragės, o autostradoje ten manevruoja tie liūdi, tokia technika, ta karinė su užrašais ir viskas ir galvojama, atims balsus ar netims. Bet niekas balsų neatėmė, mes sėkmingai važiavome į Vilnių, o Belgijos senatoriui ypatingai padarė didelį įspūdį Volga. Tai jis buvo tokios mašinos nematęs, kad ten kiek 15 litrų 100 kilogramų. Tai jisai sakė, nufotografuokite mane, reiškia, prie tos Volga, toks automobilis, reiškia, galingas. Ir jisai turėjo savo diplomatinėme tame lagaminėlyje balsus Tauragės ir mes sėkmingai, nežiūrint, pravažiavom tos visus marširuojantis karinius dalinius ir iki pat ten prieš Kauną ir už Kauno susitikom pakely, bet niekas mūsų nelietė. Tas Tauragės apygardos rinkėjų suskaičiuoti balsai sėkmingai pasiekė Vilnių ir to pasiekoje gimė tas pirmasis konstitucinis įstatymas vasario 11 dieną ir mūsų tarptautinis pripažinimas. Tai pagimdytas tarptautinio pripažinimo. Tai ryšium su tuo, ką noriu dabar ir toliau kalbėti. Labai gerai, kad pasiūlė šventinę dieną padaryti sausio 13 dieną. Tai iš tikrųjų tokie sukrečiantys dalykai, bet matote, ką pagimdė ir sausio 13 diena. Pagimdė tikrai daugiausiai įkvėpė, kad visi ten, nežiūrint tautybės, ir Tauragė, ir popas rusus ten ėjo balsuoti ir sakė, Lietuva turi būti nepriklausoma. Toks procentas, tai galima suprasti, kad čia lietuvių tiek net nebuvo, buvo įvairių tautybių. Taip, įvairių tautybių. Jo, ir visi palaikė. Tai mūsų dabar Lietuvoje, jūs dabar čia šventė turbūt nesenai Cepelinų dieną, valgyti cepelinus, ne? Jo, paskui dar čia mes dabar švęsim čia meilės dieną, laukiu, vasario 14, kas čia. Aš nelaukiu, man ta vasario 14 nešventė, aš nelaikau jos. Gerai, tai čia yra mūsų įvairių, ne tokių dienų, bet yra Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymas. Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymas. Valstybė ką laiko atmintinomis dienomis. Valstybė. Ne taip, kad čia mes, cepelinai, čia vėl dar mano gimimo diena. Neužsidenkit su šito veido. Dabar reiškia taip, tai Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymas, pirma redakcija buvo priimta 1997 m. Liepos 3 dieną ir pirmasis straipsnis štai ką skelbia. Atmintina diena, reikšminga diena, susijusi su esminiais Lietuvos valstybingumo kūrimo ir įtvirtinimo faktais ar įvykiais, visuotinių vertybių propagavimo, atminimo kultūros ir gyvosios istorijos išsaugojimo. Ir nustatyti šias atmintinas dienas,
Tai sausio 1 vėliavos diena, sausio 4 Brailio rašto diena, sausio 13 Laisvės gynėjų diena, sausio 15 Klaipėdos krašto diena, sausio 22 1963-64 sukilimo prieš okupacinę Rusiją imperijos valdžią pradžios diena, sausio 25 Vilniaus pagarsinimo diena, Lietuvos samariečių bendrijos diena, vasario 11 pasaulinė ligonių diena, bausmių vykdymo sistemos pareigūnų diena, vasario 17 nacionalinė emancipacijos diena ir vasario 27 pasaulinė nevyriausybių organizacijų diena. Tai toliau aš nenagrinėsiu tos 2 mėnesius, reiškia, tai išskyrus... Svarbiausių datų nėra. Tai va, vasario mėnesį, kur yra 2 datos, reiškia, tiesioginės demokratijos triumfo šventė, triumfo pergalės, visuotinės tiesioginės demokratijos triumfo šventė, mūsų nepriklausomybės pergalės diena. Ir vasario 11 pirmas, reiškia, konstitucinis įstatymas, nei vasario 9, nei vasario 11 nėra. Ir dar vasario 11 iš pradžių to nebuvo, buvo tik pasaulinė ligonių diena. Tie 2 600 000 ligoniai, kurie balsavo už, kad Lietuva yra nepriklausoma demokratinė. Ne, kaip suprasti, ar čia atsitiktinumas, ar čia taip... kažkoks tai proto centras veikia, kuris nori užtrinti visą mūsų tą sąmonę ir atmintį. Iš tikrųjų, taip galima susidaryti įspūdį, net kai kurios dienos apskritai su Lietuva ir Lietuvos valstybingumu nieko bendro neturi. Ir žiūrėkite. Net ryšio neturi, artimo. Bet gerai, 11 vasario konstitucinis įstatymas priimtas, ir pirmas konstitucijos straipsnis čia įtvirtintas, jau pirmas konstitucinis dar iki 92 metų spalio 25 dienos. Ir reiškia, ir kaip galima tik pakeisti tą konstitucijos 1 straipsnį, kokiu procentu balsuojant nurodyti ir viskas. Ir tai pasirodo, visą laiką buvo tik tai pasaulinė ligonių diena, ko aš labai visą laiką piktinausi. Tai kažkada čia nebereikia pasižiūrėti, yra kokia data, dar rašė bausmių vykdymo sistemos pareigūnų diena. Reiškia, jūs visi ligoniai, kurie už nepriklausomą demokratinę respubliką ir tada atsisėsite į kalėjimą, nes šita diena vasario 11 yra labai reikšminga kaip bausmių vykdymo sistemos pareigūnų diena. Kaip čia suprasti? Daleiskime. Aš ne prieš tos pareigūnus ir visą kitą, bet man yra net nesuprantamas dalykas. Kad gali... Iš tikrųjų, valstybei... Jo, ką reiškia 1 straipsnis, kas tai yra atmintina diena, ir ką reiškia, kad vasario 9 iš viso nėra, o vasario 11 diena, reiškia, ligonių diena. Bendrai tam ligoniams čia mūsų labai valstybė rūpinasi. Aš ne prieš esu, bet pavyzdžiui, kovo mėnesį pasaulinė autizmo diena, balandžio 2, balandžio 7 pasaulinė sveikatos diena, balandžio 27 medicinos darbuotojų diena, reiškia, balandžio 28 pasaulinių darbuotojų saugos ir sveikatos diena. Gegužės 1 trečiadienis pasaulinė mamų psichikos sveikatos diena. Reiškia, gegužės 5 Europos žmonių su negale savarankiško gyvenimo diena. Toliau, reiškia, toliau. Čia, ta prasme, aš taip suprantu, kad čia gydytojas sudarinėjo, ar gydytojų kompanija sudarinėjo savo atmintinas dienas? Toliau pažiūrėkite, reiškia, spalio 15 Baltosios lazdelės diena, viską suprantu. Dabar spalio 10 pasaulinė psichikos sveikatos diena. Tai yra, reiškia, tai yra pagal 1 straipsnį reikšmingos dienos susijusios su esminiais Lietuvos valstybingumo kūrimo ir įtvirtinimo faktais ar įvykiais. Ką 1 straipsnis apibrėžia kaip atmintiną dieną ir ką toliau mes tą sąrašą per metus žiūrėdami, tik psichiniai ligoniai. Dar labai įdomu, kad kai kas reaguoja, aš, pavyzdžiui, tokio net negalėjau suprasti, norėčiau, reiškia, tą invalido vežimėlio čia diena, nebepasižymėjau, neberandu, kad nebesuprantama, ar čia mes tą invalido vežimėlis kuria valstybė ir turi didžiausią tą įtaką.
Neberandu. Ta prasme, mes matom, Zita, iš tikrųjų, kad čia prirašyta tiek dienų, kur su valstybės kūrimu ir valstybės šventė tikrai nieko bendro neturi. Čia, sakysim taip, gal išrašas iš kažkieno ligos istorijos ar tiesiog kažkas į kartoteką įlindo kažkokios poliklinikos ir surašė visas įmanomas diagnozes, pažymėdamas jas kaip atmintina diena. To neturėtų būti, nes su valstybė tai nieko bendro neturi. Mes turim tikrai svarbių dienų, svarbių įvykių, valstybinių įvykių, kuriuos, vat, kaip dabar matome, neatsimena jau ir vyresnio amžiaus žmonės primiršę. Ir šios dienos tikslas kaip tik ir priminti, ką reiškia ta vasario 9. Kas buvo ta vasario 9, kad tai buvo plebiscitas, apklausa ir absoliučiai visos praktiškai tautos valia, absoliučia dauguma išreikšta valia, kad Lietuva yra nepriklausoma demokratinė valstybė, ko pasekoje atsirado ir konstitucinis įstatymas ir pasaulinis pripažinimas mūsų valstybės kaip nepriklausomos valstybės. Ir nepažymėti tokių dienų, šitam įstatymę atmintinų dienų, čia, sakyčiau, yra nusikaltimas, nes tikrai tiek Seimo Teisės departamentas, tiek kai kurie vis dar sėdintys Seime parlamentarai, sėdi visus tos metus, priminsiu, Gentvilas Eugenijus, tikrai atsimena tos įvykius, sėdi Razma, politikoje dalyvauja Juknevičienė, Kubilius, visa gražioji šaika, Saudargas, jo tėvas dalyvavo tose įvykiuose, tikrai žino tą šlovingųjį Tėvynės sąjungą minus Lietuvos krikščionys demokratai, šitą datą, šitos įvykius ir vasario 9 ir vasario 11, bet lyg netyčia. Po kelių metų, kelintais metais įsimintinų dienų priimtas? Ne, jis buvo priimtas 97-ais, pirmoji redakcija, 24 papildymai. Bet nesvarbu. Nuo 97 metų pirminės redakcijos 24 kartus keistas ir pildytas. Nuo 97 metų nėra šitos datos, tai yra praėjus vos 6 metam nuo plebiscito nebuvo. Ir nebuvo paminėta. Ir 24 pakeitimus darė papildymų šito įstatymo ir nerado reikalo. Nors aš daug kartų esu kalbėjusi, bet niekas nenori šito girdėti. Man, pavyzdžiui, tai yra svarbiausia valstybinė šventė. Aš išgyvenau visą tą nuotaiką ir tą balsavimą. Kaip teisininkė aš nematau svarbesnės datos, pirmas konstitucijos straipsnis, bet kaip yra su politika. Dabar 2016 metais aš nedalyvavau, bet Seime vyko apvaliojo stalo diskusija, susirinko ten teisininkai ir diskutavo apie šitą plebiscitą. Ir Sinkevičius, toks jau konstitucinės teisės profesorius, ir dalyvavo, jis nebuvo aukščiausios tarybos deputatas, bet buvo mūsų grupėje, dirbo projekto konstitucijos projektų ruošimo grupėje. Tai jisai pasakė, kad tos vasario 9 dienos, supratau apie jo tą plebiscito reikšmę, tai pasakė, kad referendumų negali būti pakeistas, reiškia, balsavimas šitos vasario 9 dienos plebiscitų. Ir aš taip manau. Ir daug teisininkų pasisako, kad, pavyzdžiui, stojimas į Europos Sąjungą turėjo būti kitaip pateiktas tautai balsuoti, nes mes, jeigu atsisakome savo suvereniteto dalies, tai turėjo būti balsavimas kitoks ir turėjo būti, kokio suvereniteto mes atsisakome ir kad vėl 3/4 visų piliečių turinčių rinkimų. Nemažiau 3/4 už tai balsuotų. Tai yra tas nenaudinga, nes 2 dienas vykęs referendumas stovėjimo į Europos Sąjungą ten 57 ar 6%, reiškia, ne iš tolo nesiekė šito ir dėl to tą reikia užgesinti, nuslėpti ir ir suvaidinti, kad neva tai nebuvo ir įstatymų, kad vasario 11 priimta konstitucinio ir kad apskritai šito plebiscito nebuvo. Bet yra, šiandien, žinoma, mes švenčiame, labai ačiū, kad atvykote. Tikrai jūs mano čia senatvę papuošėte tuo apsilankymu, nes aš galiu parodyti jums žurnalą Veidas. Ten yra su manimi interviu apie kitus dalykus, bet parašyta advokatė Išličytė, svarbiausia data yra vasario 9, gal neskaitėte. Atsitiktinai pataikėt šiandien atvažiuoti, bet man tai iš tikrųjų kaip teisininkė labai svarbi data. Bet vasario mėnuo turi dar vieną svarbią datą.
Tai čia jau žiūriu mūsų internete, dabar internetiniai erdvėjai Respublikos laikraštis atrodo paskelbė, Olava Strikulienė, labai gerbiu šitą žurnalistę, puikiai žurnalistė, talentinga. Tai atrodo paskelbė tokį straipsnį. Jį gal apie plebiscitą, aš dabar bijau, skaičiau čia tas spaudos visokias naujienas, bet internetinė erdvė nuskambėjo vasario dar 7. O kuo ypatinga vasario 7 diena? Irgi labai ypatinga diena Lietuvos valstybei. Kuo ypatinga ta diena? Ypatinga, kad 1990 metų vasario 7 dieną Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos aukščiausioji taryba priėmė įstatymą, kurio panaikino 1940 metų sprendimą, Lietuvos sprendimą prisijungti prie Sovietų Sąjungos, panaikino prašymą tą, reiškia, priimti į Sovietų Sąjungą ir pasiūlė Tarybų Sąjungai pradėti derybas su Lietuvos Respublika dėl jos nepriklausomybės, su Lietuvos tada dar LTSR, dėl nepriklausomybės atkūrimo. Tai, žinoma, Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos aukščiausioji taryba 1990 metų, likus mažiau negu mėnesį iki kovo 11-osios, jį šitą nutarimą priėmė vadovaudamasi Tarybų Sąjungos liaudės deputatų antrojo suvažiavimo 1989 metais gruodžio 24 dieną priimtų nutarimu, kur Tarybų Sąjunga pasmerkė visus Stalino ir Hitlerio, jų atstovaujamų užsienio reikalų ministrų, taip vadinamo Ribbentropo ir Molotovo pakto slaptuosius susitarimus, kuriais Tarybų Sąjunga ir fašistinė Vokietija pasidalino įtakos sferomis visą Europą. Dar ir Afrika dalyjosi, pas mane yra dokumentai, nes aš buvau toje komisijoje kaip Tarybų Sąjungos liaudės deputatė, kuri ruošė šito nutarimo projektą. Tai vadovaudamis tuo Tarybų Sąjungos liaudės deputatų suvažiavimo iš čia 89 metų gruodžio 24 dienos nutarimu, Lietuvos TSRS aukščiausioji taryba ryžosi pripažinti, kad visi tie stojimai mūsų 1940 metų inkorporacija buvo neteisėta. Tai irgi labai reikšminga. Irgi pažymėtinų dienų sąraše jos nėra, šitos įsimintinų dienų. Ir, ta prasme, istorija, sakykime taip, per tokius įstatymus, va taip kaip kažkokiu ten ligonių, reiškia dar kažkokiu ten kalėjimo darbuotojai. Naikinama istorija, įsimintinos datos, nes jeigu būtų įsimintinų datų įstatymę, turėtum jas minėti, nagrinėti, mokykloje studijuoti. Kodėl šiandien vaikams, mokykloje moksleiviams, o jie nieko nežino. Kodėl, o ko svarbu? Mokyklose to nemoko. Bet yra dar gražiau, juk yra tas 90 metų vasario 7 dienos originalūs dokumentai dingę. Čia Zigmas Vaišvila kelia vėjus, aš ten pasirašinėjau, aš jau pati nebežinau, aš visus tos dokumentus labai branginu, visi jie, kaip sako, atspindi tikrąją situaciją, tikrosius sprendimus ir kas juos priėmė. Tai, reiškia, ten... Dingę dokumentai. Taip, šitos vasario 7 dienos, kad iš viso ištrinta, kad panaikino, kad mes, reiškia, mūsų tegul LTSR, Tarybų Socialistinės Respublikos, bet jinai panaikino prašymą priimti tą visą, reiškia, priimtą 1940 metais. Į Tarybų Sąjungą priimti. Zita, nesismulkinam datom. Ta prasme, vasario 7 dieną mūsų aukščiausiai taryba priėmė sprendimą panaikinti prašymą stoti Tarybų Sąjungą. Taip, ir tai buvo LTSR aukščiausiai taryba ir todėl matyti dabar, reiškia, istorija. Ne, taip, bet man tai labai svarbu, kad dokumentai turi būti, kodėl reikia dabar šitaip, reiškia, viską slėpti nuo tautos, ir vasario 7 taip pat yra istorinė diena. Taip pat kaip ir 89 metų Maskvoje
per, kaip aš sakydavau, šventų kalėdų stebuklas, kai balsavo, kad pripažino negaliojančius susitarimus nuo jų priėmimo momento. Reiškia, bet žiūrėkit, nenukreipkim, Zita, čia sumaišysim su datom, suvelsim visus. Žingsnis po žingsnio reikia atkurti teisingumą visiems. Dar kartą pakartosiu. Istorinė ir pati svarbiausia Lietuvai, dabartiniai Lietuvai diena, tai yra vasario 9-91 metų, kuomet įvyko visuotinis tautos plebiscitas, apklausa, tai yra aukštesnis, sakykime taip, aukštesnės kategorijos balsavimas negu referendumas, kuriame absoliučia milžiniška balsų dauguma tauta nusprendė, kad Lietuva yra nepriklausoma demokratinė valstybė. Ir šita data yra slepiama nuo visų mūsų, šita data nemokoma vaikų mokykloje, šita data bandoma ištrinti ją, užmiršti, ir Zita įrodė, kad ir net įsimintinų dienų įstatyme šitos datos nėra. Ir nėra datų, kur vasario 11 Lietuva pripažino ir Islandiją, ir buvo konstitucinis įstatymas pripažintas, pirmasis straipsnis. Ir visos tos ypatingai svarbios datos Lietuvai trinamos iš visų mūsų atminties. Ir, gerbėmiai žiūrovai, jūs savo užduokite klausimą, kas taip daro, kodėl taip daroma ir kodėl tiesiog bandoma pakeisti, perrašyti istoriją į blogąją pusę. Manau, kad visi tą supratot. Mes šiandien kalbėjom su Zita Šličytė. Jinai konkrečiai savo išgyvenimais ir pavyzdžiais ir įstatymų pavyzdžiais šiandien mums papasakoja apie tą mūsų šiandien švenčiamą čia vasario 9-ąją. Ačiū labai Zitai, ačiū Adelinai Sabaliauskaitei, kuri čia taip pat ir dalyvavo, atvažiavo švęsti. Lietuvos šeimų sąjūdžio ir tarybos narė ir aktyvistė. Ir visuomenininkė, ir Lietuvos patriotė. Čia visi, kas domisi, tikrai ją pažįsta, čia klausimų nėra. Ir aš, Artūras Orlauskas, šiandien priminėm visai Lietuvai istorinės Lietuvos datas. Tai buvo laida Proto balsas. Sekite mūsų tas laidas. Mes visada rasime papasakoti tai, ko nerodo ir slepia visa sisteminė žiniasklaida. Ate.